Labas rytas, šiandieną atsikėliau labai sunkiai kaip visada ir važiuoju apsipirkti valgyti su prikūru. Galima važiuoti, nusipirkti valgyti, kadangi nemažai praeitą dieną draugą davė, tai yra daugybę pomidorų davė, daugybę bazilikų, dar kažko davė, taip nepamenu. Ir žodžiu, nereikės tų dalykų pirkti, o ką įsigysiu dabar urmę, būtinai parodys ir jūs. Važiuojame kartu į dieną su manim. Apsipirkau naktiniam turgui, nerealiai džiaugiuosi, nes tikrai labai gavau skanių ir gerų dalykėlių. Galvojau, brokolio nebeturi, bet pasirodo turi, kalafioro daug, brokolio ir kopūstų. Visi kainavo po, brokolis ir kalafioras po eurą už kilogramą, o kopūstas buvo 60 centų. Va, koks milžiniškas kalafioras vienas ir va dar kitas, tai 2,5 eurų kainavo. O už 3 brokolius nemažus mokėjau 2 eurus ir čia irgi 2 eurus už šituos 2 kopūsčiukus. Ką jau ką, bet mano šeimė labai mėgsta vynuogės, tai nupirkau vynuogių sultaną, tos, kurios yra labai saldžios, labai skanios, kaip būna razinos sultaną, 2 eurai iš kilogramų, sumokėjau 10 eurų prie žodžių super. Tai taip atrodo visa didelė dėžė vynuogių sultano. Šitas dieviškas skonis. Šaldysim ir valgysim. O dabar einu į Didmeno skyrių, pažiūrėsiu, ką galima įsigyti tenai. Tikiuosi, kažką rasiu gerą. Didmeno skyriuje irgi yra daug gerų dalykėlių ir tai parodysiu kokiu. Nusipirkau šlaugį. Čia yra plokštieji nektariniai berods. Tai yra paprikų tokių pinigų, svogūno laiškų. Disložiu labeliai duoneliai savo. Čia yra tos datlės, kokosų pienas, graikinė riešutai pesto padažai. Čia yra spanguolės, razinos ir, žinoma, avinžinė. Bet žinokit, kaip nuliūdau, dabar, kai pirkau, sakė šlaugės, didesnė kaina yra jų. Tai aiškiai gaila buvo, bet kadangi aš pražiopsojau praeitą savaitę, kai buvo jos pigios, tai teko pirkti brangesnių, nes vis tiek norėjau užšaldyti, kad būtų pavalgyti ir žiemai. Nors sako viena daktarė, kad reikia džiovinti, nešaldyti ir vasarą uogas rinkti, kad susidžiovinti, o nešaldyti. Bet aš vis tiek šaldau, nes man patinka valgyti jas ir mėgautis su koše kokią nors ar kažką, kokį tortą papuošti. Taigi važiuoju dabar iki promo, reikia nusipirkti ryžių, nes ryžiai baigėsi, bet to praeitą savaitgalį buvo tėveliai atvažiavę, tai nupirko 4 didelius pakus iš depo avižinių, tai avižinių dabar apsirūpinom ganėtinai ilgam, manau, mėnesį laiko ir nereikės jų pirkti. Daugiau kaip ir atrodo nieko nereikia, nes pomidorų, kaip ir sakiau, krūvą, didžiausią krūvą draugė dovanų davė. Baziliko irgi daug, todėl graikinio riešutų pirkau, kad pasidaryčiau pesto padažą. Ir labai fainai dabar važiuoju iki promo nusipirkti tų ryžių, nes valgyti norėsim ir dar reikėtų sorų šiaip ir grikių, tik nežinau, ar man užteks kiek pinigų likę, bet tikiuosi užteks kažkokias košės įsigyti, nes mes perkame už tam tikrą sumą, tarkim pasiėmė 80 eurų ir daugiau neturi piniginėje ir tik tai už tos pinigus perki, nėra taip, kad tu pirktum dar kitą dieną, nebent būdavo seniau važiuoti iki depo, kokių kruopų nusipirkti ir taip vėliau, tai tada išeina biškai daugiau, bet stengiamės visada, kad būtų tik 80, tarkim, eurų apsipirkti ir daugiau ne. Taigi važiuojame iki promo, dar liko kažkiek pinigėlių, tikiuosi pavyks įsigyti dar kruopų tam tikrų pigiau. Taigi buvau prome, nusipirkau basmati ryžių, nes jie buvo vis dar su nuolaida, pirkau visada ryžius pigesnius, kurie būna su nuolaida, arba šiaip pigiausia kaina būna. Ir nusipirkau dar 2 sorų kruopas, nes tikrai man patinka sorų ir kermaniukas valgo. Žodžiu, mes visi valgom, nors vieniems sako vaikam, mums ten kažko trūksta, tada pridėti kokių prieskonių ir tada tobulai visko suvalgo. Tai toks tas mano maisto apsipirkimas. Ir dar atvažiavau į Omnivą pasimti siuntą. Atsiuntė iš Getflex vyrelių, žodžiu, užsakiau diržą, tas, kuris tiesiog būna užsitraukiantis, neužsisegantis, juodos spalvos. Laukiam, blema juokinga. Beveik gal 3 savaitės, nors buvo parašyta 5-7 dienos. Labai faina ta parduotuvė, viskas tvarkoj, bet užkniso man laukti, tai buvau paskambinus, sakęs, kodėl nėra mano siuntos, tai
Sako, mes dar negavome. Praeitą savaitę skambinau pirmoje dienos pusėje, o po savaitės su viršum gavau 5 savaitės gale. Žodžiu, tikiuosi vyreliui patiks šitas diržas. Grįž namo, sakysiu, pašok, kad gautum dovanų. Prie to pačio apsipirkimo, ką pirkome valgyti, bet dabar iš valymo priemonių. Kadangi dėl vaiko alergijos mažiausiai negalime naudoti MVO's produktų daugumą, danuk vaikį judint rankytę. Tai, žodžiu, atradau kitą firmą ekologiškų produktų. Tai šitą tribijo naudoju indaplovėm. Taip pat nusipirkome ir danukai. Taip pat nusipirkome ir tūliko valiklį, man ir Nerijai į ofisą. Dar šitą skalbiklį. Čia rašo, galima išplauti 30 dalykų, bet aš žinau, kad po truputį pilu ir labai puikiai viską išplauna ir ilgam užteko. Dažnai plaunu drabužius, būna per dieną kokie 3-4 kartai, tai žinau, kad pilnai užteko. Ir dar čia yra vonios valiklis ir čia yra tūliko, kvapų nuėmėjas. Tai aš jį naudosiu kaip tūliko nuėmėjo. Žiūriu, dar ir batam tiko, bet aš kažkai nepratinga ir nusipirkau atskirai batam purškiklį, bet dabar žiūriu, tas kvapų nuėmėjas tiko ir batam. Bet ką padarysiu. Taigi, tokia tribijo kompanija, man patinka jinai iš tikrųjų. Jeigu turite alergijas, išbandykite šitą firmą, tikiuosi jums irgi patiks ir tiks, nes mums labai tiko. Atsiminiau tokį dalyką, kad nenufilmavau, ką mes pirkome iš rumšiškių žmogelių, kur augina natūraliai, ekologiškai. Tai šį kartą pirkome daug bulvių, pirkome taip pat burokėlių ir naminių kopūstų, kurie labai yra skanus. Ir taip pat dar nusipirkome jų keptos duonos, ruginės ir kvietinės. Tos duonos yra, tų duonų miltai yra naminiai, juos augina patys, netrešia ir taip vėliau. Galvom, pažiūrėsime, ar germaniukui tinka, gal ne, bet mano akimis dar netinka, kad ir natūraliai auginta be chemijos. Beje, pažiūrėkit, kiek rožytė turi žiedelį, nerealiai gražiai atrodo. Žodžius super. Taigi, norėjau pasidalinti, kad nenufilmavau ir tikrai gailiuosi, bet bent jau žodžiai, žinote ką, dar įsigijome ir už ten didelį tą kiekį mes mokėjom 15 eurų. Žodžiu, super, labai faina šeiminėlė ir tikrai labai skanios iš jų daržovės. Labai noriu priminti, kas dar nežinote, rugsėjo 21 dieną vyks moterų ratas pas mane ofisiukė, smagiai praleisime laiką, pabendrausime, paskanausime 5 mano šeimos mėgiamiausias tokius padažiukus užtepėlės, taip pat gersime ir kakavą kaip ceremonijai skirta, kuri tonizuoja, valo organizmą, atveria širdį ir taip toliau. Ir dar bendrausime apie visokias alergijas, apie maistus, apie receptus ir taip toliau. Todėl kviečiu nuoširdžiai atvykti ir pabendrauti su manimi. Labas rytas, gera diena. Gera diena, šiandien yra trečiadienis ir jau iš tikrųjų yra po 7, bet greitai skubėjau ir nenufilmavau, kad atvažiuoju maisto apsipirkti, vien dėl to, kad lėkiau naktinį turgų. Naktinis turgus iš tikrųjų dirbo keli žmonės, viena moteriškė, tai nusipirkau pigiai po 2 eurus pomidorų, tai džiovinimui bus. Taip pat už 3 eurus pomidorų, biškai mažesnių, dar nusipirkau ir iš Lenkijos pusės dar paprikų 5 kg, 5 eurai. Dar taip pat nusipirkau brokolių ir kalafiorų. 5-7 eurų, bet ten labai daug, parodysiu jums. Ir dar taip pat nusipirkau krapų už 4 eurus, iš čia lietuvių būtent pusės kilogramas ir atrodo dar cukinį nusipirkau. Tai neužtrukus parodysiu, bet ką dar noriu pasakyti, buvo tėveliai atvažiavę, tai nupirko daug kruopų, tai kruopų dabar ilgai nereikės pirkti, ačiū jiem. O buvo praeitą savaitę atvežus mano labai mylima draugė mum kalė kopūstų ir tų kaip jau tenis pastrigo. Kalė, kopūstų ir daug mažų pomidoriukų, tai mes jau baigiam beveik suvalgyti. Dėl to pirkau pomidorų dabar daugiau, kad ir džiovinimui ir valgymui būtų. O daugiau dabar einame į Didmenos skyrių ir kai įsigysiu, būtinai parodysiu jums. Bet prieš tai dar nufilmuosiu, kągi ir kokiais kiekiais įsigijau iš Didmenos naktinio turgaus lietuvių ir lenkų pusės. Taigi, rodau, ką nusipirkau, čia daug kalafiorų iš tikrųjų yra. Čia 3 pomidorų dėžės, čia yra po 2 eurus, o čia yra po 3 eurus. Čia yra krapų, tada yra paprikų ir yra maišas 2 brokolių, o pačioj kalafiorų, nes kalafiorus dievinam kitus.
Dar taip pat iš lietuvių pusės yra truputį cukinijų, tada iš didmenos skyrių 3 kurozai labai skanu, daug vyno, kad nedžiavinsim, šaldysim, bananų dėžė 5 eurai, svogūnų, agurkų, truputį česnako ir dar yra paslėpusio avokadų. Dar prikaupau to kokosų pieno, tų pamiršau, aguonų. Tada yra čia spanguolės, graikiniai riešutai nesivalgo ir raudonų lęšių. Čia yra pašė. Kaip matėte, daug dalykų radau pigiai. Iš tikrųjų dabar reikėtų iki Maksimos nuvažiuoti, nusipirkti alyvuogių aliejaus, bet Maksima dar nedirba, tai vadinasi dar nevažiuosiu. Važiuoju vaikus nuvežti iki mokyklos ir tada užsuksiu Maksimą, nes alyvuogių aliejaus nėra. Negaliu pagaminti skaniai valgyti, nes mano alyvuogių aliejus nerealiai geras ir skanus dalykėlis, kurio metu gaminu viską su jo apart kepsnelių ir tų blynų. O toliau visur naudoju, kur reikia aliejaus, nes jis man nerealiai skanus. Tai toks mano maisto apsipirkimas. Nežinau, ar matėt, bet nusidažiau plaukus po 9 mėnesių nedažymo, nes kažkaip pajaučiau, kad reikėtų nusidažyti, nes jau pamačiau, ant kiek esu žila. Ir galvoju, tiek to, nusidažysiu, kad vėl gražiai atrodysiu. Bet kai pamačiau, kad ant tiek esu žila visa galva, tai galvoju, jau, nepasisekė. Bet ką padarysiu, jeigu vėl dar kartą sugalvosiu, būtinai nesidažysiu ir pasižiūrėsiu, ant kiek dar esu žilesnė, nes visa žila. Bet ką padarysiu, yra kaip yra, vieni žili, kiti nežili. Tai viskas, toks tas maisto apsipirkimas. Dar reikėtų alyvuogių aliejaus, kaip sakiau, ir viskas. O dabar, kadangi dar net nėra 8 valandų, tai skubu vaikelius vežti iki mokyklos ir tada jau užsuksiu ir į Maksimą. Tai ką, 2 vaikai pristatyti į mokyklą, vienas į ofisiuko vyrelis ir 2 vaikeliai su manim likę. Tai važiavome dabar į Maksimą, nusipirkti alyvuogių aliejaus reikia ir druskytės. Tada toliau dar važiuosim į kelias vietas, tai būtinai parodysim. Danukai, važiuojam? Važiuojam. Žem patinka Danukai supirkti? Ja. Jis iš tikrųjų nuliūdo, kad aš jo ryte nepasiėmiau, bet sakau, Danukai labai skubu, tai jisai labai nesupiko, sakėm, kitą kartą pasiimsim, taip. Tai dabar biškai apsipirsim, tai Danukas nebus toks piktas mano, ne? Ką? Šypsas. Pasakysi, ką nors? Ne, nesakysiu. Germaniukai esi? Va, yra. Tai viskas, einame į Maksimą nusipirkti, kaip ir sakiau, 2 dalykėlių. Kaip ir sakiau, Maksimą apsipirkau. Šitą druską tikrai skani ir neturi tų, sakyčiau, akmenukų ar kažko kito, kas netirpsta vandenyje. Ir mum jinai patinka. Ir taip pat favoritas alyvuogių aliejus, nuolaida nebuvo, tai pasiėmiau vieną. Būtų nuolaida buvusi, būčiau paėmus 2, o dabar važiuojame iki Baivos nusipirkti savo mėgiamiausių prieskonių, nes aš juos pastebėjau tą pakelį 100 gramų, jeigu aš juos naudoju su paprikom, su kalafiorais, su avinžiniais, su pupelėm, nu žodžiu, su viskuo, jie akimirksniu pum ir dingsta. Tai reikia nusipirkti tų prieskonių ir dar gal bruskет ar kažkas tokio prieskoniai skanų su pomidorais yra, tai galvoju dar juos pasimsiu, tai jeigu jų bus, būtinai imsiu. Tai dabar važiuojame su broliais iki Baivos. Taigi nusipirkome prieskonių brusketą, šitie labai gerai iš tikrųjų, patinka, retai naudoju, bet man jie skanus, o šitie mano favoritai naudoju kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, čia pasirodo 200 gramų, bet mums beveik savaitį laiko, nes iš juos visur naudoju, nes jie man nerealiai skanus ir geras skonis suteikia. Dabar važiuojame iki kito skyriaus, kur parduoda stiklainius. Vyras sakė, turim didelių stiklainių, tai dangtelių reikia nusipirkti, nes kur naktiniam turgui pirkau po 2 eurus tą dėžę. Ta moteriškė sako, pomidorų padažą pasidaryk. Paprikos, sako, valgo, tai prisidėkit, žodžiu, ir išsivirkit. Sako, pamatysi, kitais metais man dėkosi, kad tokį padažą pasidaryk. Nu, galvoju, gerai, pasidarysiu, aš liktai laiko labai daug turiu, bet... kas čia yra, pusė dienos padirbsiu, bet turėsis kas savo. Tai vat, dabar važiuojame iki tos skyriaus, nusipirsiu, gal mažų stiklainių bus, o jeigu nebus, tai tada tik tai dangtelių. Ir kitą dieną vyrelis praneš ir viskas. Bet aš tikiuosi bus gal mažų stiklainių, nes noriu pasidaryti, valgyti. Šiandieną susidėti visą maistą, susidėti, kad rytoj būtų ramu. Taigi važiuojame iki tos skyriaus nusipirkti tų stiklainių. Šiaip Germaniukas, tai yra Danukas, tenai mojuoja jum ir taip toliau, bet tikriausiai jūs to nematysit, nes aš jį užblūrinsiu. Tai Danukai, žinok, nesimatysi, tai kad ir tu mojuoji. Va, ir Germaniukas pradėjo mojuoti. Tai žodžiu, važiuojame iki tos skyriaus. Nuvėjom su broliukais savo ir nusipirkom dangtelių, 12.
ir mažesnių stiklainių 12. Nu, jie 7,50 mililitrų, ne pusę litro. Nesakė pas mus, berods Nerijus apie litrą yra, ar pusantro litro, tai aš galvoju, mažesni bus geriau ir vienam kartui paimsi, sunaudos ir bus ramu. Tai žodžiu, prisėmėm visokių dangtelių. Danukas dėjo, rinko man ir taip toliau. Tai toks mūsų maisto apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mūsų palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Kaip fainai, labai džiaugiuosi, kai būna pilnas maisto šaldytuvas ir tada atidarai ir mėgaujasi tuo maistu ir tuo džiaugsmu, kad gali daryti valgyti, ką tik tai nori. Dabar greitai važiuojame sutvarkyti tą maistą, germaniuką reikia įtmigdyti ir dar padažiuką virti, nes nusipirkau stiklainį. Tai tiek, iki tam kartai.